mūsų vienybės, nors esame be galo skirtingi, pagrindas yra labai gilus ir tvirtas. Tai pirmiausiai labai aiški moralinė nuostata ir tautinė ir patriotinė savimonė. Būtent mano giliausių įsitikinimų, kaip tik vadovaujimasis bendražmogiškomis moralinėmis nuostatomis ir supratimu, kad vis dėlto kiekvienas žmogus pirmiausiai yra savo tautos ir tėvynės narys, šitą nuostatą mums padeda įveikti visas kliūtis ir todėl, kad ir kokie būtume skirtingi savo politinėmis pažiūromis, mes paprasčiausiai randame bendrą vardiklį. Kitaip tariant, politinės pažiūros nuo to bendro vardiklio skiriasi štai kuo. Politikas arba politinė partija, vadovaudamasis savo ideologiją, siūlo vienokį ar kitokį konkrečios problemos sprendimo receptą. Ir tai yra visiškai natūralu ir pateisinama. Tačiau tautos ir valstybės periodiškai patenka į tokias krizinės situacijas, kuomet iš tikrųjų reikia galvoti apie pačius fundamentaliausius ir bendriausius išlikimo klausimus. Tai štai būtent šitokiose situacijose partijos su savo daliniais požiūriais paprastai nepajėgia nieko padaryti. Tiesa, brandžiose ir demokratiškose valstybėse, tarkime, kokia buvo ir yra Vokietija, partijos su šita problema iš dalies pajėgia susidoroti, nes turėdamos vis dėlto labai aukštą politinę kultūrą, atsakomybę už valstybės jausmą, jos sugeba esminiais klausimais susitarti ir net sudaryti vadinamasias didžiąsias koalicijas. Kad ir kaip gaila, bet vienas iš mūsų atkurtos valstybės trūkumų yra ir tas, kad tokio lygio partijų, kurios iš tikrųjų vadovautųsi valstybės interesais, dėja nėra ir todėl visiškai natūralu, kad šitoje krizinėje situacijoje nepaprastai svarbią reikšmę įgyja pačių piliečių iniciatyva. Ir šitokių iniciatyvų, norėčiau atkreipti dėmesį, yra labai daug. O kuo mes skiriamės nuo kitų, tai pasakyčiau turbūt taip. Pirmiausiai to, kad pirma, turime vis dėlto tam tikrą sukauptą didžiulę patirtį. Kova už nepriklausomybę, kalbėkime be gudravimų, buvo sunkus ir pavojingas reikalas. Ir manome, kad šita patirtis daugeliu atveju gali padėti. Bet dar svarbesnis šito klubo vaidmuo būtų tas, kad visgi per tuos 20 metų mes labai pasiklydome įvairiausių vertybių džiunglėse. Tai štai manyčiau, kad daugiausiai, ką šiandien galime duoti, tai pirmiausiai aišku ir stiprų vertybinį akiratį, paprasčiau kalbant, moralinį stuburą. Mes negalime atversti žmonių į doros kelią, bet vis dėlto, išnaudodami savo patirtį ir galimybes, galime pasakyti, kad šitame pasaulyje yra vertybių, kurias verta ginti ir įdomiausia, kad jas verta ginti pirmiausiai dėl praktinių priežasčių. Mat pati nepraktiškiausia pozicija pasirodo esanti ne kas kita, o pernelyg didelis praktiškumas, kuomet dėl trumpalaikės akimirkos naudos yra paaukojami svarbiausiai dalykai, o paskui už tai tenka mokėti baisią, tiesiog milžinišką kainą.